O dabar nusikelkime į mažą miestelį Kauno rajone Čekiškės ir pakalbėkime apie nominaciją Šeimos verslas. Kviečiame susipažinti su Čekiškės ūkiu. Jūsų verslo pradžia, šeimos verslas. Kaip čia ta idėja gimė? Oi, ta mūsų idėja labai įdomi. Mūsų šeima prieš tai pradėjome auginti sraiges. Ir tiesiog buvo tam skirtos patalpos, viską taip gavosi, kad Lietuvai sraigių nelabai reikėjo, tai tuomet mes pradėjom galvoti, o ką daryti toliau, kai yra patalpos, yra viskas, pasibaigėm mokslus prie savo visų universitetų išsilavinimų ir pradėjom gaminti mėsytę. Pati įmonė gyvuoja apie 7 metus ir prekiaujame mes ūkininkų turgeliuose. Ir Kauno rajono gyventojai, jie buvo labai tokie skeptiški pradžiai, ką mes nemokam patys pasigaminti, mes visą gyvenimą kiaulės auginę, mes viską mokam. Rezumė, jie sakė, taip skaniai, tik tai pas mamą. Kauno rajone yra nuostabu, iš tikrųjų dirbti yra nuostabu. Rajono savivaldybės atstovai yra puikūs žmonės iš tikrųjų ir labai rūpinasi mumis ir per rinkis prekę lietuvišką ir priėjo ir pasveikino ir viską. Čia yra česnakinė lašinių užtepėlė, šiemet laimėjusi rinkis prekę lietuvišką sidabro medalį. Tai iš tikrųjų yra sūdyti lašiniai, česnakai, krapai, tai yra puikus derinys ir prie šampano, ir ne tik. Mūsų 90% gaminių yra lietuviško paveldo gaminiai. Ne kulinarinio paveldo, bet lietuviško paveldo. Tad mūsų visi gaminiai, kaip matote, yra išpjaustyti dideliais gabalais. Jie sūdosi labai ilgai, kad būtų skanus, susikramtytų. Tai tarkim, dažniausiai būna nuo 4 savaičių iki 8, jie būna druskoj, sauso sūdymo, vartosi, viskas rankomis gaminama. Pabaigai, top 1 jūsų gaminys, kuris yra pats geriausias jums asmeniškai. Lietuva įvertino, tai yra liesa nugarinė, įvertinta šiemet aukso medaliu. Na ką, mėly kolegos, sveikinu Jūs šiuose apdovanojimuose. Noriu pakviesti Jūs pasimėgauti mūsų produkciją ir palaikykime vieni kitus šiame versle.